Sveiki, tai šiandien patyrinėsiu teptukus ir pieštukus. Trumpiau įrankį, kuriuo piešiu. Jie yra štai čia. Viršuje pirmiausia matau Recent. Tai čia išsirikiuoja teptukai, kuriuos naudojau paskutiniu metu. Toliau Mano. Tai yra mano maža bibliotekėlė, kur aš susirinkau pieštukus ir teptukus, kuriuos naudoju dažniausiai. O toliau štai yra teptukų biblioteka. Čia daug visko. Siūlau tiesiog patyrinėti, išsirinkti savo patogiausius ir susidėti į savo bibliotekėlę. Taip bus greičiau juos surasti. Dabar kokiu principu pasirinkti tuos pieštukus? Aš pasirinkau porą pieštukų su lygiomis kraštinėmis, vieną pieštuko faktūros tokį teptuką, kuriuo eskizuoju, tada vieną minkštais kraštais, kai reikia pašešėliuoti, ir vieną tekstūrinį, kai noriu uždėti kažkokią tekstūrėlę. Aš išsirinkau savo mėgiamiausią ir štai susidėjau į savo bibliotekėlę. Dabar kaip sukurti tą bibliotekėlę? Spaudžiame plius ir galime pasirinkti sukurti naują teptuką arba sukurti naują rinkinį teptukų. Arba importuoti. Tokius teptukus galima nusipirkti, parsisiųsti ir importuoti į programą. Renkuosi sukurti naują rinkinį. Dabar turiu jam sugalvoti pavadinimą, kadangi aš jau turiu Mano, tai parašysiu Aušros, apply. Ir štai aš turiu tą savo naują bibliotekėlę arba naują rinkinį teptukų, kuriame kol kas nieko nėra. Dabar rinksiuos. Pasimsiu tą patį 6B, laikau paspaudus ir užnešu ant Aušros, paleidžiu, patikrinu, nepavyko, dar kartą, atsirado, viskas tvarkoj. Tada pabandykime šitą. Pirštu tai daryti patogiau. Turiu 2. Dar pasimsiu kokį minkštą. Ir štai savo bibliotekėlę jau turiu 3 teptukus ir taip susirenku visus, kurie man reikalingi. Ką dabar čia žinoti, kaip man ištrinti? Trinamą braukiu į kairę ir matau, kad galiu pasidalinti tuo teptuku, išsiųsti jį kam nors, galiu jį pradubliuoti, pasidaryti jo kopiją arba galiu ištrinti. Taip pat, jei paspausiu ir palaikysiu, galiu pakeisti jam vardą, vėlgi galiu sukurti jo kopiją, dalintis ir ištrinti. Arba į kairę, arba palaikau paspaudus. Tas pats yra ir su rinkiniu. Jeigu palaikysiu paspaudus, galiu čia sukurti jam pavadinimą ir visos kitos funkcijos. Kiekvieną iš tų teptukų galiu modifikuoti. Štai jeigu bakstelsiu tą teptuką, atsidarys toks didelis meniu, kur galėsiu pasirinkti, kaip noriu tą teptuką pakeisti. Kiekvienas teptukas yra sudarytas iš vienodų pasikartojančių elementų. Jeigu noriu pasižiūrėti, iš kokių elementų sudarytas mano teptukas, pasižiūriu formą ir matau štai, tai yra toksai apskritimas. Ir galiu su juo įvairiai žaisti, keisti to elemento tankį, formą. Eidama per visus nustatymus galiu pasirinkti, kaip jisai judės, kaip jisai atsikartodamas suksis aplink savo ašį arba keis kryptį ir panašiai. Tai yra daug niuansų, kurie galbūt reikalingi tiems, kurie kuria teptukus pardavimui. Jeigu jūs sugalvosite kurti štai tokius teptukų rinkinius ir juos pardavinėti, tada reikės įsigilinti ir išbandyti visus tuos niuansus. Tačiau yra keletas dalykų, kuriuos aš kartais naudoju. Tai yra stabilizacija,
Šitam lauke aš galiu išbandyti, štai dabar stabilizacija yra 0, vadinasi, kaip aš piešiu, taip mano ranka ir juda. Bet jeigu aš brėžiu kažkokią liniją ploną ir jinai gavosi tokia drebanti, aš galiu šiek tiek stabilizuoti. Ir dabar, kai piešiu, pats įrankis tą liniją išlygins, tarsi stabilizuos mano rankos judesi. Jeigu čia daug pripaišiau ir noriu išvalyti šitą laukelį, spusteliu čia, renkuosi išvalyti ir vėl galiu piešti iš naujo ir bandyti. Aš tą stabilizaciją nusimsiu, nes kai jinai yra didelė, aš piešiu, matote, velkasi tarsi tą liniją ir aš negaliu daryti greitų judesių. Dar ką naudoju dažniau, tai keičiu teptuko dydį kartais. Einu į properties ir štai yra maksimalus ir minimalus dydis. Tai šio teptuko maksimalus dabar dydis yra nustatytas štai toksai. Jeigu aš padidinsiu, tai bus toksai. Bet dažniausiai man tokio storo nereikia, tai aš grąžinsiu jį mažesnį. Jeigu reikės, pasididinsiu arba pasimažinsiu. Dabar čia dar yra tokia galimybė, jeigu aš noriu pasirinkti 2 teptukus ir iš jų sukurti naują vieną. Pabandyti juos liaudiškai šnekant suženyti. Pavyzdžiui, pasirinksiu šitą ir stumteliu į dešinę, pasižymėjau šitą. Tačiau jeigu aš juos dabar sujungsiu, tai aš prarasiu šituos teptukus, gausiu vieną naują. Todėl geriau aš pirmą susikursiu jų kopijas. Braukiu į kairę, duplicate, atsirado, braukiu į kairę, duplicate, atsirado. Tai dabar aš turiu atsarginius pasilikusi. Tai galiu dabar drąsiai su šitais dirbti. Pasižymėti yra 2 teptukai ir viršuje matau combine. Spaudžiu. Ir štai gavau naują tokį keistą teptuką. Pasižiūrėsiu, kaip jis atrodo. Štai truputėlį čia matosi. Prasišviečia tas antrasis teptukas. Jie čia abu yra parodyti. Aš galiu juos pakeisti. Pasižymėsiu apatinį ir sumažinsiu jo dydį. Pasižymėsiu viršutinį ir padidinsiu jo dydį. Ir ką aš dabar turiu? Aš turiu tą pieštuko faktūros pieštuką, bet jis turi tokias labai išplaukusias švelnes kraštines, kurias perėmė iš to kito teptuko. Pabandom. Pasididinkim. Štai kaip tai atrodo. Na, man tokio teptuko nereikia, aš tiesiog parodžiau galimybę, kaip galima apjungti 2 teptukų savybės. Dabar grįšiu ekrano dydį. Noriu ištrinti, paprasčiausia tą sluoksnį ištrinti, kaip jau rodžiau, pabraukyti 3 pirštais, bet yra vienas niuansas. Kai aš braukau 3 pirštais, aš liečiu ekraną ir jisai susiriebaluoja ir po to man blogai piešia ir aš turiu valyti kiekvieną kartą. Todėl aš naudoju kitą būdą, kuris man yra patogesnis. Aš brūkšteliu šalia 3 pirštais, iškviečiu copy-paste tą meniu ir spaudžiu štai čia cut. Dabar, jeigu norite, galima pabandyti susikurti savo teptuką. Tuomet spaudžiu plus ir renkuosi create new brush, sukurk naują teptuką. Dabar tam, kad aš sukurčiau naują teptuką, man pirmiausia reikia nusipiešti elementą, kurį aš atkartosiu ir sujungsiu į vieną liniją. Taigi aš einu į shape ir matau ir apskritimas. Vietoj jo aš noriu įstatyti savo elementą. Dėl to spaudžiu edit ir importuoju kažkokį kitą savo piešinį iš savo rinkinių. Arba galiu pasinaudoti biblioteka
ir išsirinkti. Štai čia yra įvairiausių elementų, įvairių formų. Pavyzdžiui, pasirenku tokį, galiu jį modifikuoti, patvirtinu. Ir štai man iškart parodo, kaip jisai piešia. Jei aš tiesiog bakstelsiu, tai aš pamatysiu tą savo elementą. Jeigu brauksiu, tai jisai susijungia į vieną liniją. Kaip sakiau, aš galiu jį modifikuoti, bet tarkim, aš noriu susikurti visiškai naują savo teptuką. Išeikim. Tam pirmiausia man reikės pasidaryti juodą kvadratą. Štai aš kvadratą turiu ir dabar turiu jį išpildyti visiškai juoda spalva. Jeigu spalva bus ne 100% juoda, o šiek tiek pilka, tai po to brėždama liniją aš matysiu tokį pilką murziną šleifą. Geriausia einu į spalvas, renkuosi, kur yra value. Ir štai čia, kur yra spalvų kodai, ištrinu tą numerį ir įvedu 6 nulius. Dabar turiu grinai juodą spalvą ir ją galiu užpildyti savo kvadratą. Jame turiu piešti balta spalva. Taigi vėl einu į spalvas, į paletę, value, kodai, ištrinu ir įvedu 6F. Turiu gryną baltą spalvą, pasirenku pieštuką, kuriuo piešiu ir jis plonas labai, taigi pasididinsiu ir pripaišysiu štai tokių vertikalių linijų. Dabar šitą piešinį išsaugosiu. Raktas, share, JPEG'as, save image. Einu pieštukai ar teptukai, spaudžiu plius, sukurti naują pieštuką, formą, redaguoju, importuoju ir importuoju savo nuotrauką išsaugotą, štai šitą. Patvirtinu. Štai dabar išvalysiu ekranėlį ir pasižiūrėsiu, kaip jis piešia. Noriu jį padidinti, properties, tegu jo dydis bus toks, išsaugau. Atsidarau naują popieriaus lapą, pasirenku spalvą ir piešiu. Paversiu lapą 2 pirštais. Gal truputėlį per didelį pasidariau, galima būtų sumažinti. Bet kuomet aš kuriu naują pieštuką, aš turiu kažkokį tikslą. Šiuo atveju aš norėjau susikurti tokį pieštuką, kuris leistų man pasidaryti lengvai, paprastai ir greitai štai tokį tekstūrišką pagrindą arba foną, ant kurio aš vėliau piešiu. Taigi renkuosi sluoksnius, sumažinu sluoksnių per matomumą ir štai gavosi tokia švelni tarsi drobelė, ant kurios aš kažką tai planuoju daryti. Dabar dar yra vienas niuansas, apie kurį norėčiau jums papasakoti. Kai kurie teptukai, ypač inking ar ne, rašaliniai teptukai turi tokią savybę, kai pieši ir spaudi, linija storėja. Bet man asmeniškai jie yra gana per laisvi. Jeigu aš noriu, kad linija gautųsi plona, aš turiu teptuką laikyti labai laisvai ir tada paspausti. Bet normaliai aš rašau tvirčiau ir jis man gaunasi iš karto storas.
Nes jeigu aš teptuką laikau labai laisvai, man linija labai dreba. Aš noriu pasidėti ranką ir laisvai piešti, bet jis nedaro to, ko aš norėčiau. Tai čia aš galiu pasireguliuoti, spaudžiu raktą ir kur yra preferences, virš gestų kontrolės, galiu pasitvarkyti spaudimą. Štai čia aš šiek tiek tą kreivę nuleisiu žemyn ir dabar matau, kad aš spaudžiu normaliai ir man jisai piešia pakankamai gerai. Jis yra tarsi tvirtesnis, na, bet čia yra skonio reikalas. Tai tiek kol kas apie teptukus, kitą kartą pakalbėsim apie spalvų paletę, tada apie sluoksnius, o toliau tiesiog kažką piešime ir jau matysite, kaip tais įrankiais naudojuosi darbe. Iki.